Taigi, pakalbėkime apie trobos išlaidas. Pati troba yra senelių, tai sklypas ir namelis nieko mums nekainavo, o per 1,5 metų projekto mes išleidome trobai apie 8,5 tūkstančių eurų. Daugelis išgirdęs šią sumą suabejoja, ar tikrai įmanoma už tokius mažus pinigus taip susitvarkyti. Bet iš tiesų viskas yra labai paprasta, dėl to, kad nusprendėme viską daryti savo jėgomis. Nors ir neturėjome žalio supratimo apie statybas, internete galima rasti daug informacijos ir tokių projektų, kai žmonės patys tvarkosi, remontuoja, renovuoja, yra tikrai ne vienas ir mums tai padėjo. Kalbant apie pačias išlaidas, tai jas pasiskirstė pakankamai tolygiai, kiekvieną mėnesį išleisdavom nuo 300 iki 600 eurų. Būdavo mėnesių, kai reikėdavo didesnių investicijų, kaip pavyzdys, pirmas medienos užsipirkimas, kuris kainavo mums apie 1,5 tūkstančio eurų. Kadangi patys esame Vilniečiai, tai darbo dienomis vakarais daug dėmesio skirdavom ieškodami pigių būdų, alternatyvų ir įvairių akcijų tam, kad galėtume sutaupyti medžiagoms ar pačiam projektui, o savaitgalį važiuodavom prisikrovę pilną savo lengvąjį automobilį jau nupirktų medžiagų tam, kad turėtume ką savaitgalį statyti. Dar viena vieta, kur mes sutaupėme, tai buvo tai, kad lengvųjų automobilių susivežėm beveik 99% visų mums reikiamų medžiagų. O jeigu turite kažkokių konkrečių klausimų apie sprendimus, medžiagas ir jų kainas, parašykite komentaruose, atsakysime.